Mergaitė 14 metų ir jinai taip bevaikščiodama į mokyklą, jinai pajuto, kad kažkaip ant sūraus jau traukė, kažkaip pasijuto čiut ne iš čia. Nu, pavaikščiojo, galvoja kažkaip rasasiotsa, nerasasalas. Trečias mėnuo jau kažkaip ryžosi, pasakė motinai. Motinai, jop, tvojim, kada, хуй, vaistinį, mlet, testų, mlet, kažkaip, akuratnėščia, jop, dėda kokia, pildės, tėvas sužinos, pildės iš namų išvai, kur tas suka padla, kuris tau užstatė, tu turi telefoną, turiu, man, tu paskambin. Ja? Gerai, telefoną. Ar jau klausyk čia, matai, isterika biškai, gal atvažiuoju kažką, tai čia, atvažiuosiu. Ja? Gerai, atvažiuosiu, sakė. Man, bliuot, atsisėdos, dukra čia stovi biškai įsigandas, man, bliuot, tokia poza. Ir staiga prie namo privažiuoju, po kiek laiko, raudonas Ferraris, taip durys, atsidaro, išlipa, reiškia, pasirodo, akinamai nublizginti batai. Išlipa vyriškis toks žilstelės, vidutinio amžiaus, su achujienai pasiūtų kostiumų, viskas handmade, viskas, auksinis laikrodis ant rankos, pažiūrė, gėlių ištraukė, taip puokštė tokia, uždaro durelės, ateina į tą butą, uošvienė įteikia gėlės, būsimai, pats atsisėda į fotelį priešais motiną. Ir čia staiga durys prasidaro ir iš darbo grįžia tėvas, kuris niekuoje nesuprasdamas atsistoja tam už nugaros. Tas taip, atsiprašau, aš galiu pradėti. Reiškia, mes, aišku, ponė, su jumis suprantam keblumą situacijos visos. Bet, suprantat, dėl savo šeiminės padėties, jūs suprantat, kad aš negaliu vesti jūsų dukters, bet aš esu pasiryžęs kompensuoti tą mano neapgalvotą girtą elgesį. Žodžiu taip, jeigu gims duktė, aš jai užrašau 3 parduotuvės ir 2 gamyklas. Ir taip pat savo gamyklas. Ir taip pat aš į jos sąskaitą padėsiu lygiai $1 milijoną. Bet jeigu gims sūnus, tai aš jam užrašysiu tik 1 gamyklą ir paliksiu tik 1 parduotuvę. Nu ir savaime, aišku, aš į sąskaitą jam padėsiu lygiai $1 milijoną. Jeigu kartais gimtų dvynukai, čia vat jau yra kita šaknis, matot, aš tada jam palikčiau po 1 parduotuvę, po 1 gamyklą ir kiekvienam į sąskaitą po $500,000. Bet, vienok, matot, ponia, jeigu kartais būtų persileidimas, ir čia tėvas taip jam padeda ranką ant peties, jeigu bus persileidimas, tu ją išpysi dar kartą.